Vilniuje kainos už būtus ir už namus, kokių 10 metų bėgyje tikrai bus apie lemą. Man Palantyras šiai dienai, neturiu aš daug potencijos pirkimui. Kad jie visi pradingtų, tai tikėtina, kad mes tiesiog, pasaulio pabaigai ir viskas. Bet tada tau jų nereikės. Tada jau persikvalifikuoti tokiam žmogui, kuris yra super pro vienoje nišoje, man atrodo, kad bus lengviau negu tam žmogui, kuris taip ir nesugebėjo tapti kažkuo savo srityje. Aš tai romantikai pavadinkim, sakyčiau, iš savo pusės aš skiriu apie 20% to bendro savo kapitalo, kurį galiu skirti, o visa kita keliauja į bazinį portfelį. Ta prasme, tu turi susifakapinti tiek su brokerio prisijungimais, tiek su banku. Tai turi, nežinau, kai kurių žmonių norisi tiesiog paklausti, ar nuo gimimo taip gavosi ar ne. Sveiki atvykę į klausimų atsakymų sesiją, kur pakomentuosime jūsų atsiųstus klausimus, kai kurios norisi pakomentuoti plačiau, nes vienu sakiniu atsakyti tiesiog negalim ir šiandien su Emiliu būtent plačiau išsiplėsime ties tam tikrais atsakymais, tad jeigu laukiat, valio sulaukėt, o tam, kad nepramazintumėt savo, to atsakymo, jeigu uždavėt klausimą, tai siūlau prenumeruoti kanalą. Vėlgi, labai svarbus dalykas. Priminimas, kaip kiekvieną kartą mūsų įžvalgos, nerekomendacijos, praveskit per savo filtrą, vis tiek sprendimus priimate patys. Šokam į patį pirmą. Klausimas dėl ETF-ų, fokusuojantis būtent į ETF-us. Tai reiškia, jeigu noriu pirkti ETF-us, būtent fokusuotus į kripto rinką, galbūt išsiplečiam šito vietoj, ką pats manai apie šitą strategiją. Būtent fokusuojantis, jeigu mes sakom tas, ne iš opcionų, ne iš tenai, sakykime, generavimo pajamų, bet būtent į kripto rinką investuoti per išvestinę priemonę kaip ETF-ą. Jeigu mes kalbam apie pačias akcijas, kur yra minerių akcijos, tai viskas gerai, šitie ETF yra prieinami, tai yra, sakykime, akcijų ETF-as. Kiti su kripto susiję ETF-ai, tai supraskime, kad tai nėra ETF-as, tai dažniausiai būna ETF. Tai yra Exchange Traded Product, arba ten, sakykime, yra apsikeitimo sandorių dalykas, kuris neturi to tikrojo bitcoino. Tikrąjį, man atrodo, turi tik vienintelis amerikietiškas Aibitas. Šiai dienai gal irgi dar porą, ten Wisdom 3 yra ir Amundi turi, bet jie nėra prieinami iš Europos, nebent profesionalus investuotojas. Ir aš sakyčiau, kad vienas iš tokių dalykų, kas labai skatina tuos ETF-us, tai kad, pavyzdžiui, Aibitas paleido opcioninę prekybą savo ETF-ų, tai dėl to jisai yra ypatingai populiarus tarp tų investuotojų, kurie nori generuotis iš to aukšto volatilumo, sakykime, tai ne akcija, aukšto volatilumo ETF-as, ir generuotis premiumus iš opcionų. Tai šitoje vietoje tai yra labai smagus variantas. Visais kitais atvejais aš sakyčiau, kad turėti tą tikrąjį kripto yra daug naudingiau. Ypač jeigu ten sumos yra pakankamai didelės, tai aš sakyčiau šaltoji piniginė, netgi geriau 2 šaltosios piniginės, ten atskiros, ne? Ir viskas, ir mes turim sprendimą. Tai aš nesiūlyčiau pirkti ETF-ų, jeigu galima nusipirkti tikrąjį kripto, tiksliau ne ETF, o ETP, jeigu galim nusipirkti tikrą kripto, nebent, pavyzdžiui, mano variantas, kai aš buvau užsilaudinęs, kol dar galima buvo ant bito. ETF 50 000 šiai dienai sėdi ir generuoja man 2K pasyvių pajamų per metus. Bet vėlgi supraskim, kad jisai neauga tiek, kiek auga pats bitcoinas. Ir dalis tų pasyvių pajamų, kurias aš gaunu, tai čia yra tas pats, kas aš priverstinai parduočiau dalį pozicijos kiekvieną kartą. Tai irgi turit suvokti šitos dalykus. Aš tai visiškai, jeigu tikslas investuoti į kripto rinką, tai naudojamės kripto exchange'ais, tai čia Krakenas, Coinbase'as, nusipirkam ten kokį ledgerį, tezerių ir į šaltą piniginę bent jau į vieną persivedam, po to jau, taip sakant, eigoje išmokstam truputį daugiau. Man atrodo, išvestinė priemonė dažniausiai sujungia daugiau rizikų, bet neduoda tiek daug grąžos. Vėl, kai mes jau tam pasaulyje truputį daugiau įsitvirtinam, žinom, ko norim, tada jau atsiranda tam tikros išvestinės priemonės. Tas pats ir su akcijomis, realistiškai, kam ten kokius CFD pirkti, vietoj realių, jeigu gali tikras nusipirkti. Čia po tavo bus. Tai sveikas, dėka, jūsų komandas išvengiau kai kurių klaidų. Ne visų, bet
Tai labai gerai, kad dalies išvengėt. O taip, tos naujos idėjos ir atradimai. Per jas net pamiršti periodiškai investavimą ir suplanuotas pozicijas, nors strategija buvo kita. Pradžioje labai viskas žavi ir įtraukė. Džiaugiuosi, kad nepasidaviau tai manijai. Suma yra, bet įleidinėjau kartą ar du per mėnesį, nedaugiau nustatytos sumos. Analizuoti, žinoma, labai daug laiko reikalaujantis užsiėmimas, bet mane žavi gebėjimas suprasti, kas vyksta, nespėlioti, o skaityti tarp eilučių tame beprotiškame finansų ir politikos pasaulyje. Vienareikšmiškai mokinsiuos tos painiavos. Tai čia... Labai geras komentaras. Vėl, aš apie tokias, pamokas, kad, pradedi investuoti ir, pasakė kažkas gerą investicinį idėją. Staiga tavo strategija į tą pusę. Ten pasidėjai mėnesį, supratai, kad daug ko nežinai, daug kas kažkaip pasviravo, bet kažkas pasakė apie dar kitą naują investavimo idėją ir važiuoji į tą. Tai aš visą laiką tą core pozicija turi pasiekti mano norimų tikslų per mano norimą laiką ir tik tada prasideda tas papildomas, variantas, kur tu gali pasižaisti. Nebent jeigu labai jau aktyviai norim, tai 10% pačioje pradžioje nuo savo investuojamos sumos, tai play money. Ir tada jau einu per tą prizmę, kad aš žinau, kad čia iš tiesų yra tas edukacinis, įrankis. Bet smagu, kad žmogus, žino, kiek laiko reikia, bet įdomu, patinka. Tai va čia aš iš tiesų sakyčiau yra tas etapas, kai tu iš tiesų turi priežastį, kodėl tu turėtum nagrinėti verslus ir investuoti į verslus, bet prisiemant tam tikras rizikas ir suprantamas rizikas. Aš tai romantikai pavadinkim, sakyčiau, iš savo pusės aš skiriu apie 20% to bendro savo kapitalo, kurį galiu skirti, o visa kita keliauja į bazinį portfelį. Tai labai gerai. Gerai, mano klaida gaudyti krentantį peilį, tą falling knife, ir aišku, ilgiau laikyti pozicijas, o ne užsiimti skalpingu. Tai aš klausiu, kokios klaidos dar ko nepaminėjau. Tai man viena statistika šitoje vietoje labai patiko. Jeigu tu krenti tą kompanija dipino, nukrito ir tada nusipirkau, nes jį nukrito, su ta priežastim, kad buvo kažkada aukščiau, statistika rodo, kad krentančios kompanijos, jeigu tu perki per tą atkritimą, dažniausiai tu prarasi daugiau pinigų, negu tas, kad tu, sakykime, pamatyti kažkuria dugną, galbūt jau nuo pačio dugno ten paaugo 20%, bet tu dar turi tą augimą aukštyn. Tai viena iš paprasčios statistikos, gaudint dipus, when the dip keeps dipping. Yra priežastis, kodėl tas verslas dažniausiai važiuoja žemyn. Ir čia ne visą laiką jie apsisuka atgal. Tai aš labai tą krentančio peilio akcentą įvertinčiau, kad ne visą laiką vertinga ir juos šokti. Jo, paaiškinkim iš viso tiem, kas galbūt pirmą kartą žiūri apskritai šitą dalyką, kas yra krentantis peilis, tai šitoje vietoje, kai pradeda kristi akcijos vertė, tai ir jinai krenta pakankamai greitai, tai čia tas pats, kas bandyti pagauti krentantį peilį ir nesusižeisti, ir išeiti su pliusu dar, jo. Tai kokia tikimybė, kad jūs pagausit aštrų krentantį peilį, taip paimsit ir gaudysit. Kitas dalykas, labai dažna klaida, kai painioja, sako, taigi akcijos atsistato visada. Indeksai, ta prasme, tai yra akcijų rinkinys, dažniausiai atsistato, nes tai yra geriausiai performinančių verslų rinkinys, tai jisai atsistato. Vienas kompanijas, kurios kaip tik, kaip tas krentantis peilis, ką leidžia indeksas padaryti, tai jisai leidžia negaudyti krentančio peilio ir išmesti jį privalomąją tvarką pagal atitinkamus kriterijus iš portfelio ir pridėti naują kompaniją, kuri, potencialiai turi galimybę augti. Tai dipo gaudimas su ETF-ais yra visiškai skirtingas dalykas negu tas pats dipo gaudimas su pavienėmis akcijomis. Tai tą reikia labai suprasti. Tai nepainiokit šitų dviejų dalykų. Čia geras klausimas. Kalbant apie profesinę pusę. Jei visas fokusas ant vieno dalyko, kur diversifikacija. Jei tas vienas skilsas, kurį gerai moki, tampa nepaklausus ir ateina krizė ir jo niekam nebereikia. Rizikų valdymas kažkoks gal irgi turi būti. Ne manai? Aš manau, kad čia, high risk, high return. Visada, absoliučiai. Bet jeigu tu, gerai, tam, kad tu taptum labai gerų profesionalų tam tikroje srityje, kad ir ką, užmušk mane, bet tu turi turėti įgūdį mokytis, įgūdį priimti, apdoroti informaciją, įgūdį disciplinuotai daryti tuos pačius veiksmus, nepaisant to, ar tau sunku, ar lengva, ar ten gerai, ar ne. Ir jeigu tą dalyką išmasterini vienoje srityje, tarsi, tu per tą laiką, kol tu esi tenai tai tu susikrauni tą kapitalą ir jeigu kažkas nutinka gyvenime, kad nebereikia chirurgo, pavyzdžiui, ne? Tai, gerai, bet tu tam, kad juo taptum, tu paskiri labai daug resursų. Tai tu žinai, ką reiškia pradėti nuo nulio ir daryti iki tam tikros vietos. Persikvalifikuoti tokiam žmogui, kuris yra super pro vienoje nišoje, man atrodo, kad bus lengviau negu tam žmogui, kuris taip ir nesugebėjo tapti kažkuo savo srityje.
Tai dėl rizikos diversifikacijos šitoje vietoje aš visiškai nebijau. Tavo? Na, aš gal argumentuočiau, kad kai kurių skillsų, jeigu mes juos fokusuojamės, neįmanoma, taip sakant, kad dingtų paklausa. Žinai, komunikaciją paim pardavimus, paim tokius, žinai, skillsus, kurie tau padės, žinai, pristatyti idėją, parduoti komandai, jeigu tavo verslas, parduoti ten kažkokiai kitai kompanijai kaip produktą, parduoti, žinai, žmonėms dėl kažkokių pasirinkimų. Taip sakant, neegzistuoja pasaulis be tam tikrų pardavimo įgūdžių, žinai. Paim komunikaciją, gebėti švariai, teisingai komunikuoti, perleisti tą žinutę irgi čia. Tokių, žinai, gal pirminis būdas save tada, taip sakant, specializuoti vienoje sferoje, dažniausiai apima tam tikrus skillsus, kuriuos tu išmoksti bendrai paėmus. Tai, žinai, lyderystė ir vadovavimas komandai, kaip pavyzdys. Tai yra visiškai įgūdis, taip sakant, per laiką, kurį tu išmoksti ir gali daryti pats. Paraleliai nemanau, kad yra situacija, kur mes neturim komandų ateityje. Žinai. Tai vėl, jeigu nainam į labai tavo specifinį pavyzdį, ten, žinai, dabar kokius ten programavimo pavyzdžius gali paimti, žinai, jeigu bazinės žinios buvo pradžioje, tikėtina, kad dabar paimtas visas, žinai, tipo dirbtinio intelekto akcentas ir tai gali padaryti už tave. Bet sugalvoti idėją, sukurti visą tą procesą, žinai, teisingai ir taip toliau, neprarasi šitų dalykų ir tas mąstysenos ir loginio mąstymo. Kiek skillsai reikalauja iš tave, žinai, problem solvinimo kaip pavyzdys, problemų sprendimo kaip pavyzdys. Tai aš nemanau, kad jeigu mes fokusuojamės į tuos, kurių mums reikia, nes, kaip čia pasakys, kiekvienas specifinis profesinis dalykas pareikalaus tavęs išmokti daug skirtingų variantų. Tas pats, žinai, edukacijos kiekis, tas pats komunikacijos, tas pats galbūt pardavimų, tas pats kažkokios informacijos perdarimas ir detalių atrinkimas. Tai tu dažniausiai tapęs profesionalu išmoksti, žinai, 5-6 dalykus, kurių tau gali reikėti ir kad jie visi pradingtų, tai tikėtina, kad mes tiesiog, žinai, pasaulio pabaigai ir viskas. Ja, bet tada tau jų nereikia. Tada jau, taip sakant, ne apie profesijas kalbam. Taip. Ja, good. Galima čia pažiūrėti, kur čia numetė. Tai... Čia man apie tave bus, kiek valandų ofise dirbi. Tai atsakant į klausimą, kadangi kelis metus taip gyvenau, tai buvo, kad ofise mėgi? Jo. Buvo, kad nakvojau ofise, buvo, tarpsime, iš mano bičiulių, kurių net worth, bendrai, šiai dienai yra virš 1 milijono, nepažįstu nei vieno, kuris nebūtų užsivaręs tam tikrų momentų tiek, kad nenakvotų pas save ofise. Priminimas nerekomendacija. Nerekomendacija, įžvalgos. Kartais tiesiog užsivažiuojant to, kad pats pastatai save dažniausiai tą poziciją. Taip, bet kai tu dirbi savo, tai yra visiškai kas kita, negu kai tu dirbi dėdėjai, tetai ar kažkam, ne? Tai šitoje vietoje, jeigu netinka, tai, žinai, choices. Klausimas, kaip su pardavimais, jei pardavinėsi pigų produktą, tai tikrai nėra įmanoma labai daug užsidirbti. Aš pasiginčyčiau. Vėl mažas klausimas. Čia vienam žmogui galbūt jis yra pigus, kitam jis yra brangus. Čia priklauso, kam pardavinėsit labiau. Ir realistiškai produkto kainą mes galim nueiti... Paimkim brandus kokius nors, pavyzdžiui, pačius tos, žinai, aukščiausio pasirinkimo, tai jeigu mes įvertintume, kiek savikaina kainuoja ir kiek brandas prideda papildomai, tai yra pigus produktas parduodamas labai brangiai. Tai toks paprastas pavyzdys, kur realistiškai rodo, kad ne tik kainos aspekte yra. Aš kaip tik galbūt siūlyčiau tą kaip kokybę pasižiūrėti ir sprendimą kažkokį, jeigu tai paslauga yra, tai sprendimas, jeigu produktas, vėl gali sprendimus tam tikrus dėlioti, bet jeigu mes galim sukurti kažką, kas išsprendžia problemas ir kažkokius, žinai, skausmus nuvaro į šoną. Tai šitoje vietoje daug efektyviau bus nežaisti, kas pigiau produktą tą parduos, o kas kokybiškiau išspręs problemą, ką tas produktas gali išspręsti. Tai aš į tą labiau galbūt fokusuočiausi. Žinai, tu neatini į pirkti automobilio kaip pavyzdys, ne, ir sakai, žiūrėkit, išimkit man, prašau, šitą galinio vaizdo kamerą ir pakeiskit į paprastesnę ten tą magę kokią, ne, nes, man per brangu. Prasme, tu atini ir sakai, jo, aš noriu šildomo vairo, šildomų ten sėdinių, ventiliuojamo salono ir tai, tu pridedi ir tu tada susimoki. Tai šitoje vietoje, jeigu tu parduodi ir konkuruoji rinkoje, kur kažkas nori pasiūlyti kuo pigiau, tu niekada nelaimėsi, nes visada bus konkurentų, kurie pasiūlys pigiau ir tada atsiranda pardavimo įgūdis, kodėl tavo būtent produktas, ne, ir taip toliau. Bet jeigu tu žaidi kitoje rinkoje, kur tu, žinai, siūlai,
sprendė, kaip tu sakai, kokybiškai sprendė problemą, šiuo atveju kokybiškai sprendė užpakalio transportavimo iš taško A į tašką B problemą, ne? Ir būtų gerai, kad komfortiškai nuvažiuotų. Tai va, tai šitoje vietoje žmonės linkia mokėti ir tikrai labai didelius pinigus. Tai, mašina čia irgi, žinai, emocinis tas pusė. Tai jo, bet čia aš kalbu. Matau, Zikso, į mūsų paskutinį pokalbį apie pinigus antrą epizodą, kur 4 kalbėjom, atrodo, kad tikrai darysim jų daugiau, matom, kad klausimų vis daugėja papildomai sekantiems epizodams, tai dar paskatinimas, kad jeigu turit klausimų, kur norit 4 žmonių diskusijos, nu, tai manęs, Aleksandro, Elvyros, Finansų babos ir Justinos, taip sakant, kad 4 padiskutuotume, tikrai parašykit komentarus, išsisaugom, aptarsim, tikrai bus, bet čia dar geras komentaras buvo, kad panašu, kad didžiausias indikatorius, ar žmogus imsi savarankiškos veiklos, verslo, investavimo yra sėkmingų to pavyzdžių matymas savo aplinkoje. Vienas iš. Ir aš sakyčiau, kad žmonės kartais gali rinktis, pastatyti save į situaciją, kur tu matysi, nes lengviausias būdas su top pasaulio profesionaliais praleisti laiko, nu tai jų podcastai, jų knygos, jų pokalbiai, jų, žinai, shareholderių prezentacijos, nu taip sakant, mes bendrai turime lengvą būdą praleisti su top lygio žmonėmis dabar, nes tiesiog informacijos srautas labai pasikeitė. Nuotolinė prieiga. Jo, čia, žinai, labiau klausimas, kokią informaciją, žinai, pats renkiesi, taip sakant, valgyti. Tai jeigu ten sėdi, žinai, su kokiam nors nesąmonėm po 12 valandų per dieną, žinai, scrollini tiesiog tą dumb scrollinu, tai vieni rezultatai. Jeigu save pastatai tą, kur, žinai, kažkas tave edukuoja, kažką mokina, kažką išmokti, kažkokių minčių išsieminu, tai kitas. Man labai patiko tas pasakymas. Sako, žinai, jeigu tau atrodo, kad uždirbti 10 000 eurų per mėnesį yra daug, pabandyk pabendrauti su tais žmonėm, kuriem 10 000 eurų per mėnesį yra labai blogas mėnuo. ir tada, sako, labai keičiasi požiūris, bendrai paėmus. Matau, į tavo būsto įperkamumas Lietuvoje, esam burbule. Jei ukrainiečiai išvažiuotų, tarkim, bent 30% jų, tai kiek laisvų būtų atsirastų, kas juos pirktų ir nuomotos, gyventojų skaičius mažėja, lentelė tavo kaip ir gerai rodo, bet realybė visai kita, negali būti Vilniuje kaina po 1+ milijono pagal lentelę, kad burbule būtumėm. Vidutinė alga 1500, Vokietija 3300, tai kiek ten kainuoja didmiesčiuose, geriau paskaičiuok, jei būtas Vilniuje 360, tai kiek reikia uždirbti ir kiek vidutiniškai uždirba pagal statistiką. Tai kalbant Vilniuje, šitoje vietoje žmonės, nežinau, bent jau mano rate, realiai 2K ir mažiau yra tokia, nu jau aš retai kada paklausiu ir kad gaučiau atsakymą, kad uždirbtų 2000 per mėnesį ir mažiau. Jeigu 2 šeimoje uždirba bent jau 3-3,5 tūkstančio, nu bendrai kaip šeima, ne, šeimos pajamos, tai 300K turtas yra visiškai įperkamas ir viskas yra su tuo gerai. Aš nesilygiuočiau į Vokietiją, aš lygiuočiausi į šalį, kurioje mes gyvenom ir lyginčiau su tuo, kaip mes gyvenom prieš tai ir kaip gyvenam dabar, nes lyginti su Vokietija, kur dabar yra krizinis laikotarpis, vėlgi jeigu pasižiūrėti, tai lyginti mūsų gerąjį laikotarpį su Vokietijos kriziniu laikotarpiu irgi yra tas pats, kas lyginti obuolius su arbūzais. Šiaip, didžiausia ekonomika Europoje, didžiausia eksporto. Tai ar gali Vilniuje būti kaina po 1 milijoną ir daugiau, tai atsakymas, ar aš galvoju, kad taip gali būti, tai taip ir bus. Ta prasme, norėčiau įsirašyti ir apskritai, kad iškirptų šitą video. Tai Vilniuje kainos už būtus ir už namus, nu, kokių 10 metų bėgyje tikrai bus apie lemą. Ta prasme, jeigu norėsim įpirkti senamiestyje, jeigu norėsim įpirkti naujos statybos, geroje lokacijoje, mokėsim lemą. Ta prasme, už 3-4 kambarių butą tikrai mokėsi. Žinai, apie 8 kvadratų, 100 kvadratų chatą, ta prasme, jinai dabar jau senamiestyje gali kainuoti 600-700 K. Norit pasakyti, kad nepabrangs per pusę? Ne, nu aš labiau sakyčiau, žinai, laiko klausimas, bet ar tai bus, kainuos, kad garantuotai per tam tikrą laikotarpį, nu, ar įmanoma, kad būtent tuo momentu turėsime finansinę krizę, tai kainuos gerokai pigiau, irgi įmanomas pasirinkimas. Ten, žinai, visokie konfliktai, kurie gali labai sužlugdyti, žinai, nekilnojamo turto rinką, irgi egzistuoja. Atskris porą raketų, žinai, ir tai čia, zero. Žinai, situacijų daug kur, tai čia negarantas iš Aleksandro, bet realistiškai, nu... Nusme, čia yra nuomonė, kad jeigu niekas nesikeis, tai mes ir turėsim šitas kainas. Žiūrėsim. Ką manai apie Palantir? Nu, pervertinta šiai dienai. Mano gal, aš ne vieną kartą kalbėjęs esu pas save kanale apie tai. Man Palantyras šiai dienai, nu, neturiu aš daug potencijos pirkimui. Realiai, tarsi, overhyped,
bent jau dabar. Aš nežinau, galbūt kažkas pasikeis, išlys kažkoks kontraktas, apie kurį nebuvo kalbėta ir tai vėlgi viską pakeis ir jis važiuos dar aukščiau, might be, bet kol aš tos info neturiu, man atrodo, kad tai yra per didelė kaina už šitą kompanija. Aš darysiu atskirą video, nes siekiai S&P 500 dabar buvo priimtas, ten 1300 per 2 metus, man rodos, paaugimas, kažkas tokio. Tai sakiau, būtų geras laikas, žinai, pajudinti. Taip. Jūsų podcastui. Ačiū už turinį, ačiū autoriui, bet informacijos prasme čia daugiau vandens pilstymo negu kažkokių realių ar bent jau naudingų dalykų. Apie Smart ID siūlau patikrinti informaciją patiems, Žinai, aš argumentuočiau, kad visą laiką reikia informaciją patikrinti patiems, tai čia savarankiškai darom analizės irgi, bet iš komentarų matau, kad kai kuriems padėjo įžvalgos, kai kuriems nepadėjo, tai smagu, kad vis dėlto didesnį kiekį žmonių pasiekė, tai tikriausiai antrasis epizodas išeis lyginamai neužilgo čia šių metų pradžioje. Tai pataisau tarpusavio skolinimą kitos šalies mokesčių rezidentas moka GPM Lietuvoje, operatorius automatiškai nuskaičiuoja, cituoju, nuo 17 metų, žinai apie ką čia nais? Nežinau, gal ne į tą temą parašė Palantir LT. Tai ką manau apie Palantir pervertintas komentaras. Sorry. Nuo 17 nebus ne Lietuvos rezidentų išmokom palūkanų, paskolų klubas automatiškai skaičiuoja 15%. Per didelis gepas nuo pokalbio, gal ir kalbėjom apie, bet mes nekalbėjom apie tarpusavio skolinimą. Tai... Gal kažkur įskaitas. Sveiki, o gali ištuštinti mano brokerio sąskaitą? Tai dabar matau jau kai kurie žmonės atrašinėja, kad lengvai, įskaitant kripto brokerius, aišku, gali turėti sąskaitą, tipo pervedį parduoda tau iš karto tokie laikai. Nu, nežinau, jeigu lengvai galima būtų ištuštinti šitas sąskaitas, tai jos patikėkit manim jau būtų ištuštintos, tai čia pirmas dalykas. Ar lengvai gali nuskeminti žmogų, kuris turi vertybinių popierių sąskaitas? Taip, ta prasme, šitoje vietoje daug nereikia. Aš galbūt užkabinčiau. Bet tai yra ne brokerio problema, tai yra... Čia labiau galbūt truputį supainiojimas, žinai, tas brokerio sąskaita. Tai jeigu jums kažkas paskambina, pasakė, kad yra tokia investavimo ten kažkas pasirinkimas ir jūs einate per kažkokią specifinę nuorodą, kuri yra tenais su N plus K ženklus, be jokio standartinio, žinai, net žodžio tame ir ten koks nors .info arba, žinai, dar panašiai. Nu, tai tikėtina, kad tai yra fiktyvi platforma, į kurią nusiuntė jūs, kad jūs užsiregistruotumėt, įdėtumėt mažą pinigų sumą ir jums sukurtų netikrą grąžą. Čia yra realistiškai skemas. Čia jūs bando apgauti, paskatinti, pasinaudoti kažkokiu finansinę platformą, kurios net neegzistuoja. Dabar jums pamačius, kad rezultatai veikia, jūs dažniausiai įdeda daugiau pinigų ir kažkurio momentu tas turtas dar labiau užauga, jūs kažkurio momentu pabandot atsimti ir sako, by the way, yra mokesčiai, jums reikia, ir čia tas standartinė schema. Labai dažnai, žinom apie tai, nes dažnai žmonės kreipiasi su ta problema, tai mes per daug padėti iš savo pusės galim tik iš edukacijos pasirenkant brokerį, bet kabliukas šitoje vietoje turėtų būti pirmas dalykas, mes turėtume pasitikrinti licenzijuotus variantus ir rinktis būtent tuos, kurie turi licenzijas, turi, taip sakant, reguliavimą, turi priežiūrą. Tai iš mūsų pusės mes naudojam Freedom 24, dabar aš 4 metus, manau, tavo 3 metai. Nuo to laikotarpio pasabūdų ten po 100 000 plus portfeliai sėdi, visi pasiekimi per nuorodas. Jeigu norite išbandyti nuorodą, prašyme. Vėl, visi portfeliai irgi pasiekiami, jeigu užsiregistruosit, taip sakant, galėsit matyti, ką perkam, ką parduodam. Ne rekomendacija sekti, taip sakant, kopijuoti, rekomendacija pasinagrinėti, galbūt kažkas atitiks jūsų strategiją. Vėl, tai tokia vienas paprastas įrankis, kuris leidžia labai daug pasiekti investicinių instrumentų pasaulyje ir čia tikriausiai lengviausia pradėti. Ir vėl, jeigu norėsit pasinagrinėti, tai www.lb.lt, kas yra Lietuvos bankas, suvedam Freedom Finance ir pasižiūrim, ar turi licencijas. Pasinagrinėjam, matom, kad viskas licencijuota, galima pradėti, judam toliau. Jeigu jums siūlo ten iš kažkokios platformos, kuri yra, nežinau, Zimbabvei, Tomas ir ko, arba investuok kažko sukurtą, žinai, ten, belė ką sukūrė, žinai. Ir jūs vedat į, taip sakant, tą platformą į Lietuvos banko paiešką ir nieko nerodo. Taip sakant, net nerodo pasirinkimo, nerodo puslapį, žinai. Tai čia pirmas flagas. Galbūt net nereikėtų toliau tęsti. Dabar jeigu jau pategote tokius schemus, kad kažkur tenai suinvestavot, tai Lietuvos bankas LBLT/sukčiavimas, man rodos, turi žingsnius, ką pasidaryti, į ką atsižvelgti, bet geriau nepatekti tas problemas. Tai renkamės reguliuojamus, licenzijuojamus įrankius. Nepamirškit, kad iki vasario galo yra papildomų bonusų. Viskas aprašyme, išnaudokit. Mes judam toliau. Aš galvoju, dar kažkada, kai konsultuodavau žmonės, tai
buvo ten toks robotukas, tai žmonės, kurie painvestavo ir sakė, kad Aleksandrai, tu durnas, tu nieko nesupranti, čiagi robotukas veikia, viską jis ten prekiauja ir viskas yra gerai. Atsiliepkit, kiek babkių prarado, tu prasme, man yra įdomu, nes aš net postus dariau apie tai. Tai tai tiesiog, fun fact, prisiminiau dabar, kai tu kalbėjai, aš nepamenu jo pavadinimo, gal tu prisiminsi, kažkoks AI buvo. Aš žinau. Nu, žodžiu, bet... Ten du sukūrė, man rodos, vienas buvo užbanintas iš karto, kad skemas, tada antrą dar sukūrė, ir ten irgi aiškino, ir ten, ta piramidinis pasirinkimas. Tai šitoje vietoje, hebrytė, tai tiesiog, pasitikrinkit, pasidarykit savo namų darbus. Ir jeigu jums kažkas sako, kad tai yra bad idea, tai tikėtina, tai yra bad idea. Nu ir šioje vietoje, žinai, jeigu tu licenzijuotą pasiėmė į brokerį, tai kad iš tavęs ištuštintų turtą kaip nors, tai arba tu kažkokį ten virusiuką parsisinti ir tavo visus pasvardus pasinaudoja, arba naudoji slaptažodis, kad būtų slaptažodis, žinai, taip parašyta. Kuvertį 1, 2, 3. Čia saugumo aspektas iš savo pusės pasižiūrim. Bet tai iškešint gali tik į tavo banko sąskaitą, tavo vardu, kur yra. Nu tai ta prasme, tu turi susifakapinti tiek su brokerio prisijungimais, tiek su banku. Tai turi, nežinau, kai kurių žmonių norisi tiesiog paklausti, ar nuo gimimo taip gavosi ar ne. Nu, žinai, tai bet yra situacijų tų, kur tu ten pervedi, žinai, 20, 50, 100 tūkstančių į pirmą kartą žmogui, kuris ten tau pripasakoja per žinutės, kaip jam, žinai, sekas ar nesiseka, žinai, tai man kartais, labai didelis surprizas ir kai kuriems atrodo naivu ir durna, bet, daug esam video padarę apie tos, kad kaip ant schemų neužsiraudyti, tai tiesiog priminsiu, reguliuojamas, licenzijuojamas ir, jeigu atrodo, kad jums reikia labai greitai priimti sprendimą, kad šiandien ir tik šiandien, tai jau dėčiau tą tokį truputį red flagą. Gerai. Bitcoiną turėti saugiau negu NT, auksą, kešą ir kitą. Tai, žodžiu. Priklauso, kur laikot. Kiek žmonių, tiek nuomonių ir ar tas Bitcoinas CFD pavidalu, ar tikras, ar šaltoj piniginiai, ar šalta piniginiai išskelbė LT, ar ne. Čia, žinai, visą laiką tas. Aš čia žemės ūkio nagrinėjau vieną tokį didesnių pasirinkimų Europoje, tai yra vilties, kad nebadausim. Yra. Gerai. Cool. Aš galbūt šitoje vietoje ir užbaigsiu su linksma nata, tai priminsiu, kad jeigu norit patys pradėti investuoti, tai krūva nuorodų aprašyme, krūva portfelių mūsų pačių pasirinkimų, ką, kaip, kur žvalgomės ir į ką atsirinkinėjom, praktiniai portfeliai, pasyvių pajamų portfeliai, aktyvus, didesni, mažesni įvairios strategijos, tai šitoje vietoje užsukit, ten rasit papildomų įvairiausių pasirinkimų, ir paraleliai, kad jeigu jūs domina kažkokia specifinė tema ir nežinot, kaip gauti tą atsakymą, tai lengviausia parašyti komentarą, gausit atsakymą po šituo pavidalu ir tuo pačiu mes ir atrašysim raštu. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų epizodų. Iki.